Na ką, kojų ir pečių treniruotė šiandieną bus, tai praėjo beveik 2 mėnesiai po mano peties operacijos. Nežinau, kiek matysis, kiek ne, bet čia skylutės, tai per 2 grąžtukai, per 1 kamerytėje. Tai po paskutinio video aš realiai mankštinau petį, treniravau petį ir progresyviai kėliau apkrovą. Ir jau šiandieną galiu džiaugtis to, kad galiu treniruoti, tiksliau atlikti efektyvesnės ir sunkesnės treniruotės. Tai kojas visada galėjau daryti, tik tūpt su štanga ir šiandienai tūpsiu, nežinau, su gal 90 kg bus matyti, nes kai užsidedu štangą man petis spaudžia ir jaučiasi, kur buvo rezekcija atlikta, kad raktikaulis spaudžia žemyn, dėl to aš kažkiek turiu apribojimų. Na ir pečius, nes jau ir tos pečius jau galiu treniruoti. Tai va, tai su manim kartu bus brolis, kaip sakant, čia bus mūsų tokia pirma kartu treniruotė, tai įsiamžinsim, atsiminimui, visą tai bus ir tuo pačiu pagalvojau būtų gera proga pradėti savo kurti tokius kaip vlogus treniruočių, ką dariau seniau. Tik be abejo norėčiau, kad tai būtų trumpesni vlogai nei buvo prieš tai. Tai dabar bus apšilimas ir eisim treniruotis. Ir kadangi mes šiandien darysim pečius ir kojas, tai labai svarbu apšilti tiek tą dalį. Tai mano atveju dėl peties man yra sunku apsukinėti lazdą aplink save, kas seniau buvo super lengva. Ok, dabar biški lengviau darosi, nes prieš kokią porą savaičių tai dar labai sunkiai dariau. Dabar kaip galiu sukinėti, tai čia yra vau. Aišku, jaučiu, kad mano petys yra atbukęs. Ta prasme, jog jam dar reikia sugyti, nes pas mane jaučiasi dabar nebe tik snariukas, kad šiaip audiniai yra tokie sudirgę. Visi tie kelimai, rotacijos, va taip visai vaikšto, tokių neturės skausmų niekad, bet normalu čia žaizdos yra. Tai užtruks. Bet užtat jau šoninis kelimas man yra daug komfortiškesnis nei buvo prieš operaciją, nes aš kai keldavau, man iš karto labai skaudėdavo tą sąnariuką, pjaudavo, atjungdavo ranką, tirpdavo ir panašiai. Dabar panašu, kad lyg inervacija grįžta, taip ir reiks tam laiko. Darau šventą trijulę pratimų ir šitas yra geras tom, kad čia šitos vietos, žinai, suaktyvinsi, tai važiuok. Atsiguli ant pilvo, rankas va taip pasideda prieš save. Delnai alkūnės ant žemės ir dabar su delnais alkūnėm spauski žemę ir jisai atkeli. O žvilgsnis tarp šitų 2 pirštų yra. Užlaikai 5 sekundės, leidus į apačią ir vėl atsispaudi. Va taip gerai apkrausi dantytosius raumenis, kas labai prisideda prie mentės stabilizavimo. Ir labai geras pratimas apšilt pečiam. Prieš pečių treniruotę arba bet kokią kitą viršaus treniruotę. Va, kai 3 padarom, dabar atkelia delnus ir tik iš alkūnių spaudė, išskės pirštus kiek eina, turėjus kaip visą mentę įsitempę ir grįžti atgal. Palik dešinę priekį, sulenk kairę koją va taip, kad būtų pėda prie kelio, išties kairę ranką į priekį ir dabar su visą dešinę ranką spauski žemę ir atsikeli, 5 sekundės užlaikai, drebė, ne biški? O aš esu tą ranką savo operuotą darau. Hop. Aš manau, tu vis tiek tvirčiau darai, nei aš. Bet, pavyzdžiui, mano su kairė, tai va, paukšt, iškart stipresnis. Jo, kairė ir atsikel. Tai kakta ant žemės, nikščiai va šitaip, tą į ilgą raidę padarai. 1, 2, tik palti žemę, 1, 2, padarai 10 kartų, tada tą raidę. Irgi viršui 2 sekundės, padarai 10 kartų, tada ken 5 laipsniai nuo kūno, nikščiai apačia, va. Labai gerai va visas trapecijos dalis apkrausi, tarpumentę. Jo, čia sustabilizuosi biškį raumenukus, kurie laikys tavo mentę irgi stabilesnę. Pavyzdžiui, man tai labai svarbus pratimas, turint ypač problemų su AC sąnariuku. Suaktyvinti šitos raumenis yra labai svarbu, nes judesiai tampa ypač kaip spaudžiamieji, tampa šiek tiek sklandesni, kiti raumenys irgi stabilizuoja, nes jeigu nėra stabilizacijos, labai pradeda kentėti čia. Tarp kitko, šitą pratimą dariau kokias 3-4 savaitės po operacijos, tada kai jau tapo lengvas, pradėjau daryti šitą. Aišku, dažniausiai naudoju atramą. Sienai kažką, įsiremiu sėdmenimis, kad tiesiog mažiau reikėtų laikyti korpusą, į priekį palinkstu lygiai tas pats. 1, 2.
leidžiu maždaug iki kelių ir keliu iš karto. Hop, 1, 2. Ir kiekvienoje pozicijoje po 10 kartų. Darydavau taip, atsigulęs, ką tu darai, kai tapdavo lengva, po kilogramą į rankas padarau, paskui po 2 kilus ir tada jau, kai tampa lengva, atsistojęs darai, nes tada didesnė amplitudė gaunasi. Gali didesnė amplitudė tada tos pačius raumenis treniruoti. Ir vėl progresija gaunasi. Tai mano sekantis būtų 3 kilai ir panašiai. O jeigu jau darytųsi, tarkim, pats judesys lengvas, bet sunku kūną nulaikyti, aš tą daryčiau į suolą įsirėmęs. Nes yra, kai sėdi priešai suolą atramą, įsirėmė su galva, tada visas kūnas būna įremtas ir gali toj pačioj pilnesnėj amplitudėj treniruoti. Irgi labai gera variacija. Apšilimą kojoms, pečių apšilimą beveik visą padarėm. Tik dar reikės tarpecijos viršų susiaktyvinti su šragzais. Bet ten jau toks, sakykime, tos raumo man tai labai reikalingas, nes mano, kai buvo C sąnariuko problema, tas raumo visiškai nedirbo, inervacijos nebuvo normalios. Dabar jau liko keipo biški dirba, tai aš aktyvinuos prieš kiekvieną treniruotę tiesiog. Tai va, nes tas raumo irgi svarbus. Nebus per daug tos trapecijos. Va taip, va, pasiimsi gyrą, o taip užsimesi ant dešinės rankos. Čia labai lengvas pratimas. Turi lengvas jau. Kitą ranką va taip pagaldyk į viršų jo, iškelk šitą koją. Ja va taip pabiški guldai, 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 guldai. Ir pabiški va atkyla ranka ir galva į viršų. Va, čia tokia rotacija. Labai daug dalykų čia vyksta, bet pagrindinė, kad šiek tiek vidinės rotacijos lavinimas vyksta ir stuburo rotacijos. Na ir peties stabilizavimas irgi. Ir tada su kita. Va. Opa, kaip traškėjo smagiai. Man dėl to šitas patinka. Tai vienai pusėje traškančiai. Pėda ir kelias stovėti viena kryptim, tai o klubas kitas priešingas, o šitas turi tiesiai žiūrėti. Tai reiškia, tu turi žiūrėti tiesiai, koja turi šoną. Pasiėmė va taip svorį. Jau ten pasikoreguosi viską, bet tu taip koja stumi iš šoną iki lengvo tempimo. Klubo atverimas va. 1, 2, 3, atkyli. 5 kartai va. Nu, gerai pas tavę visą atsiveria. Tik svarbu nenusisuk į tą koją. 3, 4. Nu va, jau turim šiek tiek disbalansą. Nu va, ir tau šitas strečas prieš kojas. Prieš kojų trefkę darykis atverimą. Front shiftas, tai tikslas ištempti šitą dalį. Mano kairė labiau įstempus, tai pirmiausia lieka gale. Dešinės stau priekį, užsidedu svorį. Svoris iš esmės labai kažko nedaro, bet kai kelias stumėsi priekį, tas svoris šiek tiek dar labiau paspaudžia apačią, kas natūraliai mus įveda į didesnį tempimą. Tai dubovą, taip žiūrėk, op, kai Michaelas Jacksonas pasavim, va, taip laikai, jo tik per nugarą neišties, bet kūnas tiesus, va. Ir stumė koją, o čia tempimas atsiras, lengvas turi būti tempimas, nestiprus. 1, 2, 3, atkyli, va. Lengviau, ne? Čiurno mobilumas ribotas. Jo, tai atsitenkis stumti tik tiek, kad net kiltų kulnas. Kažkur kažkas stringa kūne ir sustoja ant to strigimo. Dabar sekantis, sakiau broliui, kad bus žiaurus, nes čia yra hiperplainas pratimas. Tai skirtas lavinti klubo vidinę rotaciją. Gali ir išorinė būti, bet labai efektyvus ant vidinės, nes nusisukus į koją, į apačią, tempiant svorį, daugiau išgaunam tempimą, kas yra būtent su vidinė susiję. Tai parodysiu pats, man reikia kairė labiau, tai ant kairės atsistoju, su dešinė ranka visada turiu atramą kažkokią šonę, kad nenukrist. Laikytis efektyviau, va taip žiūrėk, permės svorį, va šitaip, kad būtų va čia, kur yra klubas, kad ant klubo būtų. Taip maloniai gražiai pasėda. Tada biškai prilenki kelią, kaip balerina, tiesi koją galinę ir nugarą, per klubo sąnarį susilenki, kol jauti tempimą galinį šlaunies daly, bet tokį lengvą. Ir žiūrėk, per klubą va taip rotuoja į vidų, va čia, 1, 2, atkyli viršų, aš kadangi šitos padėties turiu daug, tai aš pauzės nedarau. Jeigu apačioje yra sunkiau, tai apačioje daryk pauzę, viršų, jeigu lengva, nedaryk. Jo, ir va taip sukinėkis, hop. Kad ir kur jauti kažkokį tempimą, bet neskausmą, tas yra labai gerai, hop. Po 10 kartų kiekvienai kojai. Užtenka vienos serijos, nes šitas nuvargins paskui kojas bereikalingai. Vos neišėjom į salę sportuoti
ir prisiminiau, kad mes taigi nesusiaktyvavom presu, kas yra labai svarbu atliekant bazinius pratimus, kad korpusas jau efektyviau veiktų dirbtų. Tik šiuo pratimu mes labiau bandysime suaktyvinti būtent mūsų įstrižinius visus raumenis, tam, kad būtų efektyviau traukiami jie į darbą, tada, kai bandysime kūnai statyti tam tikrą neutralesnę poziciją. Tai va, tai dabar žiūrėk, dešinė ranka, gali priešais mane veidrodinių atspindžių daryti. Apatinė koja lieka gale, viršutinė priekį, va šitaip. Jo, vieną ranką iškeliu va taip ir traukiu alkūnę su keliu, op, ir grąžinį. Jau va taip 10 kartų. Aš jūs labiau atsisuksiu, kad matytųsi, ką čia darau. Va, ranka, apatinė koja lieka gale, viršutinė priekį, iškeliu ir įstrižai. Op, su pauze. Viršutinio trapecijos dalis irgi labai gerai stabilizuoja tiek kaklą, tiek mentę su pečiais, tai va dėl to būtinai pasidarau. Kiek repų? 15. Nu, antrą seriją. Broly. Mano ūgis tavęs, Merio ūgis. Mano 8,8, tau kiek? Koks tau ūgis? 1,980 cm tavęs, broly visiškai. Žiūrėk, tau užmėti masę, tai visiškai broly. Bet tau su 17,5 lengva. Ar nelabai? Nei lengva, nei sunku. Tavo darbinės turėtų būti 2,5 koks. Turbūt. Bet šiandien taupy jėgas, man atrodo. Žiūrėk, rankos ilgis. Kai tricas saktų namus. What the fuck, aš čia. Duo išauk vieną. Eik tu namus. Potencialas 19 metų ta prasme. Va, žiūrėk, parodysiu tau. Plačiojo nugaros raumens aktyvinimas su guma, kad labai nerviškai neapkrauti nervų sistemos. Tiesiog, kad prie skvotą, kad laikytų. O pasiemi, priešingą ranką, priešingą koją priekį. Aš mėgstu va taip ranką, tu jeigu kas gali čia pasidėti. Ir pirmas susivedi mentę, va matai sparnas, ne? Susivedi mentę, va taip atgal ir žemyn biškutę, va čia įsijungia. Ir su alkūne va taip iki kūno traukia ir va čia žiūrėk gali paliesti net, kaip jis sustraukia va platus nugaros. Va čia žiūrėk kumpis tas visas, op. Ir va suaktyvini, va. Jo, aš realiai, aš iš rankos va mano bicepsas atpalaiduotas, aš iš sparno traukiu, va. Ir viskas, va, po 10 kartų padarai. Va, po 10 kartų, va taip. Nedaug, žinai, kad tiesiog įsijungtų, nes tai laikys to stabiliau. Stumi petį mentę žemyn, va, traukia, su ranka iki kūno, biškai gali šonę fleksiją pavyba, ir čia sparnas jis traukia, jauti, ne? Kaip engage'inį, va. Ir trauk, hop. Tik labai nesisuk, žinai, būk tiesioje pozicijoje, iš šono nebent biškai susilenkti, nes taip prie dubens jungiasi tas, va, op, va. Sabi, žinai, labai nesisuk smarkiai. Tikrai jauti sparną gerai? Nice, va, suaktyvinė. Tai biškai svorį, žinai, perkelk ant priekinės šiek tiek kojas. Presą šiek tiek kitam ir pamatysi, kaip įsijungs gerai. Va. Ir va taip po 10 kartų. Tiek vienai, tiek kitai pusiai. 2 serijas padarom ir varom skvotinti.
Man sunkiausia yra palys po štangą, nes tas petys dar biškai nelabai leidžia. 10 kartų, žinai, apšilimui padarysim. Nu, aukštas žmogus tupia. Nu, labai gražiai. Žiauriai gerai. Eik. Broly tupia. Namas, labai sme. Dar reikia sugebėti tave filmuoti, nes toks aukštas. Eik tu labai gražiai. Biški alkūnės į vidų šiek tiek spustelk į priekį. Jo, o tai vaikai. Žiauriai gerai. Nu ką, su šiam dabar. Sakė, biškai su keliais skausmukų yra, tai didelių svorių nekelia, o biškai apšilinė. Nice. O, kokia pauzė. Labai švarius darai, nice. Pagirtina. Tas butt vinkas yra, bet jo bijot nereikia. Viskas saugot. Kiekviena struktūra prisitaiko prie apkrovos, tik apkrova turi būti su protu ir didinama po biškutį. Dabar kojų jėga. Ką? Ne, čia 2,5, 5 kartų. Dabar jau ant peties varyt negaliu, nes petys visai gerai veikia. Tiesiog jaučiasi, kad kojas susilpnėjusios ir tiek. Bet 2,5 kilo, nežinau po kiek laiko. Po labai ilgo laiko. Va. Nice. Vardelas per klubo sąnarį judesys turi vykti. Svarbu, kad jau nefleksija per stuburą. Pats veiksmas nėra blogas, bet jeigu nuo dvigalių, tai labiau judesys per klubą. Tai sėdmės tiesiog stumiam atgal, o svoris eina palikojas. Ne nuo kojų, nes jeigu svoris ne čia, bet čia bus, automatiškai apkrova pagal svertą eina į nugarą. Va, nice. Jauti, ne, kaip tempia? Nice. Camping. Up. Up.
O, matai, nenugarą savo? O, ir sėdminę atgal stumi. Nice. Va, lazda. Pratimo variacijų yra daug, bet čia tiesiog ne apie tai, tiesiog kaip patį įtupstą deficitą daryti, tai galima laikyti lazdą atramuoj, kad savo padėti tik tiek, kiek reikia, ne tiek, kiek norim. Va, ne, mano darbinė bus dešinė, nes kairė biškai yra stipresnė. Tai va, priešingai pusė lazda, dubenį op pasavim ir tikslas yra tiesiog kūnų leistis į apačią, kol stretchą pajaučiu toj kojai. 1, 2 ir op atkylu. Man kadangi yra lengva, aš dedu lazdą taip, susistatau ir va šitaip darau. Ir paskui ant lazdos galima dėti svorius ir sunkintis pratimą, arba taip 10 kartų. Man atrodo, dabar 5. Šiaip šitie geri kašio kėdai visai. Aš anos palikau kitoje darbo vietoje. Užsidėjau šitos, bet šitie tokie, sakyčiau, gana labai stabilaus lygaus pado, nes aš labai gerai jaučiu, kaip mano visa pėda kontaktuoja su paviršium. Nėra to tokio, kad pirštai ar kažkas pakilę. Geras? Nu. Jo, labai. Va, dabar uždegė kairę. Svyla jau. Šiaip senai šitą pratimą dariau, bet jaučiasi, kad labai disbalansus uždirbęs, nes nebetempia kaip seniau. Biškai pumpuoja šiek tiek kojas. Bet neslenki priekį, išlik tiesus. Va, iki pirmo tempimo varyk. Pajausi vidutinį tokį tempimą, užfiksuok ir kilk į viršų. Tempia, ne? Kilk. Hop. Žiaurus. Svilink. Čia keturgalvis. Keturgalvis ištempime, va. Dar įsitiesink labiau. Per daug pasvyręs į priekį buvai. Va. Ir būk toks. O. Kyli. Paukšt. Šitas keturgalvis žudikas. Raumuo stiprinamas daugiau ištempime. Sutraukime labiau leg extensionai, va tie tiesimai. Kiek padarai? 4. Viskas su kita koja 4. Jau nutraukė seriją. Turėt kompensuoti. Kaip sakant, jeigu nebepajėgėt padaryti, yra 10 pasakyta, bet galite tik 4. Jau nutraukėt pratimą, viskas, darom su kita koja 4. Kažką padarysim 10. Po biškutį link to dirbom. Tikiu. Kas tokia galėjo sugalvoti, ne? Ne. Nu gal kažkokias dalis jo, bet momentus, bet ne patį pratimą tikrai. Apkyli, va. Va, čia kaip įtupsas į deficitą. Deficitas tiesiog iš pakilų susidaro. Jei kas nesat bandę, pamėginkit, rekomenduojam žudys. Bet nedaryk daugiau 4, jeigu su vienu padarai 4, tai jau viskas. Nors ta vienas stipresnė gal. Tikslas yra ištempti veidinių šlaunies raumenis ir tupiam ant vienos kojos. Čia ypač labai gerai ir pėdom yra pratimas, nes visą pėdą va, gaunas spranuoja ir op, spanuoja. Gaunas tenai sukrenta ir atkyla, visas skliautas pilnai dirba. Va, visa pėdos funkcija gražiai vyksta. Va, ištempiam, op, šlaunies vidiniai raumenys irgi. Jeigu nesidaręs per sunku, biškai plačiau atstok, daugiau, kad tupkiau ant kelių. Man jau dreba kojas. Op. Šiaip būna po 10 kartų. Kas buvo? Nedaryk žiauraus labai. Lengva daryk. Man tai, pavyzdžiui, čia labai minimaliai tempia. Tiesiog jau kojas pavargusios. Kas buvo? Ne, tiek nedaryk smarkiai. Lengvai tempimą.
turi atsimatuoti. Nu, aš dažniausiai padarau seriją. Kartais dvi, bet dažniausiai vieną, nes tiesiog tikslas tik ištempti ir viskas. Tai va, jeigu norim gerų blauzdų, tai tikslas yra jas ir pilnai va taip po vieną koją ištempti ir pasistėpti, nes labai dažnai žmonės šiai dienai turi daug įvairių disbalansų. Labai dažnas atvejis, kai tarp kojų yra gana reikšmingas skirtumas jėgos. Todėl po vieną pusę darant pratimus yra labai efektyvu lyginant jos ir dar efektyviau apkraunant raumenis. Va. Po 15 kartų 2 serijas. Dabar nežinau, gal 7, 8, pilnai nusileidai, strečini, 9. Va, biškį lenda, žiūrėk vieną. Dabar man matysis, ar ne? Tau? Matysi faktas. Pas tą dar labiau turėtų matytis. Man labai gerai. Man tai čiurnai išsuktai labai gerai šitas pratimas. Ne, nespaudai pagrandį, kairės pavak. Galva nebedirba. Gerai, tai dabar prie kojų tai pečiai. Pečių šonas, pečių galas. Pečių priekį nelabai galiu daryti dėl to paties peties, kurį operavo. Dar vyksta gyjimas tam sąnary, bet nelabai ir yra super reikalingas pratimas man šiai dienai. Bet pečių šonas nelabai kur dirba ir pečių galas, na, vėlgi, mano pečiai nėra tokie dideli, kad jų nepraleisti. Tai dabar tikslas yra pečių šonę dalį padaryti kokias 4-5 serijas po 15-20 kartų. Ir technikos tikslas yra, vėlgi atsistojam, dubens plote, biškį prilenkiam kelius, sėdame šiek tiek atgal, hantelis prieš save ir galima taip huką laikyti arba fiksuoti ir iš alkūnės aukštyn, bet labiau stengiamės, kadangi čia yra rankos atraukimas, į šonus kuo toliau nuo savęs vesti. Hanteliukus va, užlaikau, pečių aukštį, leidžiu, tik apačioje pradeda atsipėduoti ir vėl keliu aukštyn. Dabar 20 kartų. Va, sakė, pečių šonų netreniruoja. Ta prasme, potencialo daug su pečiais. Va, biškį prieki rankas. Dar. Va. Nu, kapok dabar. Nice. Jo. Ir stengiamės ne kiek aukštyn kelti, bet į šonus. Nes jeigu aukštyn, tai labai smarkiai trapecijos viršus. Jeigu labiau ranką tolinsim nuo kūno, automatiškai tolimesnė raumens grupė įsijungs, tai yra pečių šoninė dalis. Ir stenkis dabar ne kiek riešą aukštyn kelti, bet biškiai labiau iš alkūnės. Jo alkūnė, kad aukščiau eitų. Op, mėgink va taip pasukti, va, dar į vidų, va. Pasilenk biškį priekį vos. Pasilenk priekį biškį, va. Jie dabar kelk va taip. Šiek tiek turi ranką eiti ne visai iš šono, bet šiek tiek į priekį, kad mentė galėtų natūraliai slysti, nebūtų prispausti. Tada yra ribojamas jos judesys. O kai neribojamas ir raumuo efektyviau įsijungia. Va, stenkis dar labiau va taip. Sukti vidų. Va, vadėjo, suk, va, ir kelk šaukūnę. Kelk. Opa, nice. Nes aš tai jau bandau kiek įmanoma stimuliuoti raumenį. O, cool.
Op. Žiauriai gerai. O, kaista, ne biškė? Labai neužmesk, jau geriau trumpink judesi tada, žinai, jeigu nematai, kad nebeina. Šiaip gerai. Va, svėlink tą pečių šoną. Nice. Nori veną lyst. Kažkokią. Va, matas trišakis. Pečius kočiuojam, bandom užkočiuoti. Bet kočiuojas kojas. Reikia užfiksuoti. Heimis paėmė 8 tukus. Neužmirški šalkūnės labiau, šalkūnės. Op, va. Ir rankas biškį patiesink vos, daugiau šonus kelk, va. Ir kai leidai svorį leisk ne šitaip, bet va šitaip prieš save. Va. Pasilenk priekį biškį. Pasilenk priekį vos. Va. Jauti šoną? Labai gerai. Nice. Nu, va, mano petys irgi biškį atsigauna kažkiek. Anksčiau tai šis plokščias buvo. Dabar bent jau kažkokia forma yra jo. Tai bus, manau, viskas kaip ir okei gal su laiku. Svarbu kojas yra. Šeri. Trumpesnį judesį daryk, nekelk labai už tai. Biškį tokia, kad ir op, kad ir tokį, žinai. Matas delta. Galinė. Penki laipsniai nuo kūno, žiūrėk, pasilenk. Sulenk kojas, ištiesink krūtinę viršų. Ir ranką va taip ir alkūnę kuo toliau nuo savęs. Va. Ir čia turi įsijungti. Menčių nevesk, besk ranką toliau nuo savęs. Va. Lyg bandytum kažką šonuose pasiekti. Va, hop. Bet su hantelio galvutė aukštyn. Su mažoji pirštų, jo, va, hop. Va, hop. Ir vesk į šonus. Net gal, bet į šonus. Siek mane, va. O kitoj pusėje kitą žmogų. Gerai jau taip grinė delta? Vis nejaučiu. Nice. Jo, kuo mažiau mentį suvedinėk ir kuo toliau ranką tolink. Va, kuo toliau nuo savęs, op, va. Ir va čia iššoka tas gabaliukas. Aš teks 8 tuką, ne? Na. Pratimas, kurio negalėjau daryti ilgą laiką, bet nuo praeitos savaitės jau pradėjau daryti. Pradėjo leisti šitas petys. Galinė pečių dalis ištempime. A.k.a. smauglys. Nerealiai strečina. Bet gaila, kad mano petys dar yra labai jautrus šitam pratimui. Tai jaučiu viską jame. Aišku, ačiū Dievui sąnario pačią nejaučiu, bet jaučiu giliai raumenukus, sausgyslės, žodžiu, viską. Nu, 15 kartų. Su šita bus lengviau. Svarbu vidurio liniją kirsti. Pajausti tempimą pečių galinėje dalyje. Ap, ir atvesti. Iš esmės šias trūkimo užšokio negausim įspūdingo, bet šitempimo daug.
sutraukimo gavo manam pratime atvedimą atgal, kur buvo pasilenkus. O čia kaip tik. Ir vesk iš šono. Jo, iš šono vesk. Op, va. Ir kirs vidurio liniją, va čia kerti, ištempė. Jauti netempimą. Va. Padarykit bent jau 10 vienai, 10 kitai. Va. Strečini ir varai. Pasidėk vieną koją į priekį. Stabiliau bus biški. Nice. Labai gerai. Nice. Gerai kerta pečius? Ką? Gerai kerta pečius. Stenkis nepadėt svorio. Ant įtampos irgi mažas ištempimas, bet vis tiek ant įtampos laikyk, kad traumuo kuo daugiau gauti šoko, streso, mikropažeidėlių. Nice. Okay. Sakėm broliškai prasipozuosim. Gei. Vai, nusiemam. Blet, pastoja gera forma. Susekas visiškai. Tu? Aha. Nu, Sutraškėjo viskas. sparnai. Op, Kaip tą pauzą čia padaryti? savęs net pamatau. Eiktum, kaip pastoja geras fizikas. Tie patys tėvai, ta pati mama, tas pats tėtis. Tik skirtingai rodom. Dabar tą. Atrodo, kad taip paralyžuos nugarą. Lauk čia, tai karčiau biškai. Nu va, padarėm brolišką workoutą, atsiminimui. Prasipozavom, ko niekad gyvenime nedarė. 9-5 kilai. Eiktų gerai, dar pitak. Ne, iš naujo. Opa, jau geriau, dar vieną. Šlapi tokia eina. Ok, tai ačiū uždėmesi. Buvo smagu pasportuoti, pasidalinti savo treniruotę. Tikiuosi patiko. Subscribe, like ir comment.